Nenustebkit, jeigu nesuprasit, ką ten straikas daro, nes aš dažnai nesuprantu. Per daug greitai viskas vyksta. Tai yra labai galinga jėgainė jame, nes tokį sraigtasparnį laikyti ore reikia jau jėgos. Dabar pilotas bando, kaip viskas veikia, tuoj prasidės. Sunkiai suvokiama, bet kažkodėl laikosi ore. Atrodo dar valgo. Tam reikalinga ypatingai didelė patirtis, bent jau kad suvoktum sraigtasparnių padėtį. Aš jau nepakalbu apie tai, ką tuo momentu reikia daryti su pravaldymo rankelė. Jeigu tai nėra automatizmo, šito daryti nebandykit. Bet mašinas spėt nusmuot, nes tam tai neįpilė prieš tai. Čia nepagauna elementariai. Čia kažkas turi, kad nepagauna į kadrą. Mes paprašysim, kad jis sustotų. Čia jums demonstruoja specialiai, kad galėtumėte iš arčiau jį fotografuoti. Man jau šiek tiek žinovai jau dreba kojos. Vaidai, gal nebandyti. Tai yra labai aukšto meistriškumo įrodymas. Nežinau, kaip jūs jaučiate, kad aš neramiai. Tiesa, kameros mes paprastai įmėdėdam. Autorotacija, Antanai. Gerai, po kito. Sakė autorotacija. Dabar rodys, kaip išjungus variklį, sraigtasparnis gali pats nusileisti. Tiesiog dabar variklis atmosaka, jis įsisukęs yra pilnai ir prie pat žemės inercijos pagalba yra sustabdoma. Tiesiog inercijos pagalba yra pakanka nusileisti. Mes didžiuojamės, kad